Na, toks gražuolis uždavinys apie arką ir sunkvežimį didžiulis, čia tas mūsų toksai sunkvežimis, bet jis mums čia jokios įtakos neturi. Mums tiesiog reikia užrašyti šios parabolės lygtį. Uždavinys apvilktas į tokį praktinį rūbą, bet mes tiesiog užrašysim parabolės lygtį. Tai dabar pažiūrėkime, arkos aukštis yra 6,75 metro. Aš gal tą parabolę taip nusibrėšiu čia. Va čia bus mano parabolė ir arkos aukštis, va štai čia yra 6,75 metro. Taško C koordinatės tau patikslinta sąlyga, kad geriau suprastum. Arkos plotis AB, va štai šitas, yra 6 metrai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano štai šio taško koordinatės bus 3, 0, na, o štai šio taško koordinatės 0, tai yra -3 ir 0. Mat štai tokios. Na, dabar mums reikia užrašyti parabolės lygtį. Mūsų parabolė yra simetriška Y ašies atžvilgiu. Jinai nei į kairę, nei į dešinę, niekur nėra pajudėjus, bet šiek tiek pakilusi viršų. Tokios parabolės lygtis užsirašo taip: ax kvadratu, nes mes nei į kairę, nei į dešinę jokio nebus ir tik atsiranda koeficientas C. Dabar kaip surasti koeficientą C? Koeficientas C, jeigu aš pasižiūrėčiau iš to taško abscisę, jinai yra lygi 0. Tai jeigu mes vietoj x įstatytumėm 0, mes ir gautumėm C va tą reikšmę. Kitaip tariant, ta C reikšmė mums yra taško, kuriame mūsų parabolė kerta Y ašį, ordinatė. Aš galiu iškart parašyti, C yra 6,75. Aišku, aš galėjau tą C gauti tiesiog į lygtį va čia va įrašius taško štai šio C koordinates. Galėjau įrašyti vietoj x 0, vietoj y 6,75 ir būčiau gavus C reikšmę. Dabar mums reikia koeficiento A reikšmės, bet mes turim dar 2 parabolės taškus. Štai čia yra taškas 3, 0, o čia -3, 0. Įrašom bet kurio taško koordinates, pavyzdžiui, taško 3, 0, į va štai šią parabolės lygtį. Tik tai vietoj C jau mes parašysime tai, ką mes turime, 6,75. Taigi, įrašome, vietoj trejetuko štai įrašome, vietoj x-uko įrašome 3, vietoj y 0. 0 lygu A kart 3 kvadratu plus 6,75. Iš čia gaunu 9A, nes 3 kvadratu yra 9, lygu -6,75. Ir A reikšmę gausiu -6,75 padalinus iš 9. Skaičius akivaizdžiai bus neigiamas. Kaip manai, ar čia gerai, kad tas skaičius neigiamas ar ne? Parabolės šakos eina žemyn, tai kad skaičius neigiamas mums tinka. Padaliname ir gauname -3/4. Ir beliko užrašyti parabolės lygtį. Y lygu ax kvadratu, štai jinai mūsų lygtis. Vietoj A įrašau -3/4 x kvadratu ir plus C, o vietoj C įrašau 6,75. Štai man pavyko parašyti parabolės lygtį. Pirmasis taškas šiame uždavinyje duodamas už bet kurią, bent vieną koeficiento A arba B reikšmę. Reiškia, jau jeigu nustatėjai, kad koeficiento C reikšmė yra 6,75, jau gavai pirmąjį tašką. Na, o antrasis taškas yra už teisingą atsakymą ir visas uždavinys yra įvertintas 2 balais. Galima, aišku, yra ir kitų būdų šitai parabolės lygtį parašyti. Mes galėjom, bet štai čia va, rašyti ne tokią bendrąją lygtį, bet tarkim mes žinodami, kad mūsų parabolė kerta x ašį taškuose šituose -3, 0 ir 3, 0, mes galim užrašyti, pasinaudoti va štai tokia parabolės lygtim. X minus x1, x minus x2, kur x1 ir x2 yra kvadratinio trinario šaknis. Tai čia būtų A, x pridėti 3, x atimti 3. Na ir tada mes įrašę kito taško koordinates, taško C koordinates vietoj x ir vietoj y, galėtumėm tą pačią rasti koeficiento A reikšmę. Yra dar kitokių būdų šiam uždaviniui išspręsti.
Nebūtinai visais būdais mokėti spręsti, bet geriau būtų mokėti kaip galima universaliau, todėl kad kiekvienas būdas turi savo pliusų ir minusų ir gali būti panaudojamas labai skirtingais atvejais. Na, bet mes panaudojam patį paprasčiausią metodą.